Sveiki. Norėjau įterpti savo trigraščią dėl to, kad Lietuva beprotiškų greičių eina į susinaikinimą, tarkim. Ir aš galėčiau, aišku, patylėti, bet negaliu, nepatylėsiu. Ar ne, tarkim, tie paskutiniai kelių dienų įvykiai, kai čia visokios dronai, pareiškimai, visokie ten brigados, divizijos. Iš esmės mes jau esam tame taške, kuriame apsisukti už sustoti nebeįmanoma. Tai yra, mes einam į savižudybę, ar ne? Kad mes pasirinkom savo likimą ir mes nusprendėm paleisti savo žarnas, ar ne? Tai aš suprantu, kad aš nieko negaliu pakeisti, bet aš vis tiek pabandysiu dar žmonės, kurie dar kažkiek galvoja, kad, pradėtų galvoti, ar ne? Nustotų žiūrėti televizorių, pradėtų galvoti savo galvą, ar ne? Tai dabar pradėkime nuo to, kad, kaip Nausėda sako, blogis vienijasi, ar ne? Čia prieš porą dienų bet sakė, kad blogis vienijasi, kai visas likas pasaulis susivienijo prieš tą vadinamąjį vakarų laisvąjį pasaulį, ar ne? Tai yra, visas pasaulis iš esmės susivienijo prieš tuos plėšikus, kurie plėšė paskutinius 200 metus visą žemę, ar ne? Tarkim, kad tai aš turiu minį, kad Indija, Kinija, Rusai susitarė dėl atsijungimo nuo tos pasaulinės valiutų sistemos, ne? Kad iš esmės jie kūrė savo alternatyvą. Alternatyvinę bankinę finansinę sistemą, kuriame dolerių neliks vietos, ar ne? Tai ką tai reiškia? Vakarams yra kajuk, kirdik, kaput. Yra vamzdėts liaudiškai. Lietuviškai pasakius, yra vamzdėts. Dėl to ir tas kilo visas šaršalas, kad dabar blogis susivienijo prieš gėrį. Mes esame gėris, o vakarai yra... O visas pasaulis yra blogis, kuris prieš mus gėrį vienijasi. Tai, klausykit. Reikia tikrai psichiatro pagalbos, ar ne? Kodėl dabar tas blogis prieš mus geriečius susivienijo, ar ne? 100 metų vakarai arba tas laisvas pasaulis plėšė visą žemę, ar ne? Tai jeigu prieš 100 metų ten reikėdavo tik tai išžudyti kažkokią gentį Afrikoje, atimti jos ten perlus ar bet ką, tai viskas tada veikia, tarkim. Viskas buvo cool. Dabar biškai subtilesnėm priemonėm vakarai tai daro. Per šitą, kaip ten jie sako, demokratiją, įstatymų viršenybę ir moralę. Tai va, mes esame moralūs, o visi kiti nemoralūs. Visi tie, kurie nenori mūsų dolerių, yra nemoralūs, jie yra blogis. Ir kaip visi puikiai žinome, kad kaip veikia finansinė sistema. Tai visi atsiskaitimai pasaulio rinkose vyksta doleriais. Dolerių jums prispaudins Amerikai tiek, kiek reikia. Visas ta sistema ant to ir pastatyta, kad ant neišpasakytos dolerių jūros, ar ne? Kurią turi pirkti visas likas pasaulis ir jais naudoti savo atsiskaitimams, ar ne? O kas yra doleris? Tai yra tik šikpoperis, liaudiškai tariant, nes jis yra dabar visiškai nieko nevertas ir ta dolerių ir visa laisvojo, kabutėse, pasaulio tragedija, jinai artėja nenumaldomai, tarkim. Dėl to ir mus stumia į šitą karą, kad sustabdytų visą šitą vakarų žlugimą, ar ne? Tai puikiai žinom, kad, tarkim, kad Amerika gali atspausdinti dolerių tiek, kiek reikia. Ir už tos dolerius jie išsunks visus pasaulio resursus. Tai yra, už šikpopierius pasims naftą, dujas, bet kokius turtus, ar ne, pasaulio. Ir paliks tos visus čiabuvius prie suskilusius geldus, kaip kažkokius indienus paliko prie karoliukų, ar ne? Ir dabar, aišku, kai likas pasaulis, tas blogis, jie susivienijo. Jie pasakė, mums gana šito dolerio ir šito plėšimo. Mes kūrėm savo sistemą ir dolerių nebelieka vietos. Tai ką dabar daro Trump?
Anksčiau ten gąsdino, kad čia sugražins ten gamybą. Dabar nieko panašaus nebelieka. Dabar jisai grasina tik tai visokiais ten tarifais, įvedinėja tarifą Brazilijai, kuri vėl jungiasi prie tos sistemos, ar ne? Ir ko čia dėta Lietuva, ar ne? Lietuva pasirinko laisvojo pasaulio kelią, pusę. Ir sako, mes esam gėris, o jie yra blogis. Nes jie nenori būti šitos sistemos įkaitai. Jie nenori, kad vakarai gyventų jų sąskaitą. Jie nori gyventi savo gyvenimą, ta prasme, kad ir mes tada sakom, rusai vergai, ten tralivalė, dėl to, kad jie nenori gyventi pagal mūsų primestas taisyklės, ar ne? Nu, kokį absurdą jūs šiaip susigalvojat, gerbėmiai, gal įjungit biškį savo smegenis. Ir kur visą tai veda, tarkim, ne visi tie karai Ukrainos, visokios ten Maidanai, ten kažkokio psichopato atvedimas į valdžią, iš karto prasidėjo, prie Ukrainos. Ne? Kodėl aš niekada nesakysiu herojams slava ar slava Ukrainė, kur čia dabar visa liaudis yra išplautom smegenim herojams slava, ar ne? Herojams slava. Tai kas yra herojams slava? Prisiminkim. 14 metais Maidanas 10 000 ginkluotų bandytų, pasamdytų, nuverčia paskutinį prezidentą teisėtą išrinktą Janukovičių, kuris atsisakė pasirašyti sutartį su Evrosąjungoje dėl to, kad Ukrainai tai buvo nenaudinga, ten buvo išmanybė visokios apribojimai ir taip toliau. Jiems labiau apsimokėjo prekiauti su rusais. Ir ką dabar padarė šitie banditėliai? Jie nuvertė jį ginklu. Čia Audriukas Butkevičius galėtų papasakoti, kas ten šaudė, kokie snaiperiai šaudė ir kaip tai buvo padarytas tas, kaip ten jie sako, orumo revoliucija, ar ne, per krūvą lavonų, ir per tą orumo revoliuciją atėjo valdžia šitą bandytų gauja, tarkim, ar ne. Ten visiškai atmorozai, kur sako, Stiopa Bandir, naš heroj, Stepan Bandera, Stepan, Maskaliaki na Giliaku, kaip ten, Maskaliaki na nožai. Ir va tai, kad eina tokie bandytų gauja rėkia, rusus ant šakos, ar ne? Tai buvo ne tik žodžiai, tai buvo veiksmas, ar ne? Tai prisiminkim, po šitos orumo revoliucijos prasidėjo iškart gyvų žmonių deginimas Odesoje, pogromai visokie ir taip toliau. Ruseliai, jie nežepsojo, iš karto užėmė Krymą, nes jie žinojo, kad visa tai bus ir Kryme, ar ne? Nu ir tada prasidėjo, tarkim, ar ne? Pilietinis karas, Donbaso šlovimas nuo žemės paviršiaus, rusų agresija. Tai kas yra kaltas, ar ne, dėl viso šitas nesąmonės, ar ne? Ar mes gėris, kuris jėga nuverčiam tuos, kurie mums nepatinka? Pasamdom ginkluotus banditus ir mes juos nuverčiam. Sukeliam pilietinį karą, žūsta milijonas žmonių, šalies nebelieka. Jos jau nebelieka, Ukrainos. Mes esam sekantys šitoj eilėj. Ir vien dėl ko? Dėl to, kad amerikonai ir laisvas pasaulis nori toliau plėšti likusį pasaulį. O jie nenori būti plėšiami. Ir anksčiau, jeigu labai buvo viskas paprasta, vakarai iš ko pakilo? Taikė žymiai žiauresnius metodus ir žymiai geresnius ginklus. Galėjo tos visus negrus sušaudyti su kulkosvaidžiais ir atimti šitintas bambukus ar dar ten kažką, ar ne? Dabar to nebegalima, nes nei kinai, nei rusai neatsilieka ginkluotė. Kinų tas buvo, kur čia karinis paradas, ten buvo visi išsižioję, tarkim, kad niekuo Kinė neatsilieka nuo Amerikos, nuo laisvojo pasaulio. Ir visi tai supranta. Ir visi tai supranta, kad vakaram yra žopa. Ir dabar tam, kad tą žopą sustabdyti, mus meta į karą. Rusam reikia sudaryti problemų, tipo, kad jie paskęstų tose karuose ir taip toliau, kaip jie dabar įsivėlė. Bet Ukrainai yra žopa jau vienareikšmiškai ir mes esam sekantis. Ir dabar žmogeliai, žiūrėkit televizorių, visus be išimties kanalus ir jūs išgirsit, kad ruso fašistai žudo, pjauna ir visa kita. Dabar grįžtam prie ko, nuo ko viskas prasidėjo, ne? Aš tai nežinokit, stebiuosi rusų kantrybė. Jie 8 metus žiūrėjo, kol vyko karas Donbase ir bandė susitarti taikiai. Zelenskis žvengia, tarkim, pasirašydamas ten tos Minsko susitarimus, žinojo, kad jis net neketina jų laikytis. Kaip ten sakė Angela Merkel. Sakė, mums reikėjo kelių metų, kad apginkluoti tą Ukrainų kariuomenę, ne? Ukrainos kariuomenę. Bet vėl vakarai apsiskaičiavo, ar ne? Jie norėjo susilpninti Rusiją, įvelti į karą ir tą BRICSą kažkaip suskaldyti. Nes, iš esmės,
Kinija, Rusija, Indija, Brazilija, visa Latino Amerika, nu jie prisijungs, nes ta sistema vakarų laisvojo pasaulio, nu jinai kaip ir Ponzi piramidė, kaip sekundės bankas, nes indėlius neša, kažkam išmoka, bet viskas galiausiai sprogsta. Dabar Amerika spausdina dolerius, staiga 2/3 pasaulio dolerių nebereikia. Jie sako, savo šikpaperius nežinau, darykit su jais, ką nori, šikną nusivalykit, ar ne? Nu ir kas? Ir viskas. Kitą dieną visas laisvas pasaulis žlugęs. Nes dolerių niekam nebereikia. Pirmiausias dalykas – politinis sprogimas, socialinis, nieks nebemoka jokių pensijų, pinigai nuvertėja. Amen. Tai va, čia yra šito konflikto priežastis, tikrosios. Ir jeigu Nausėda sako, kad mes esame gėris, o jie yra blogis, tai aš manau priešingai. Bet toks buvo mano pastebėjimas. Ir sakau, žmogeliai, nežiūrėkite televizoriaus, įjungit smegeninę. Nes dabar mes kariausim labai greitai. Aš manau, čia iki metų pabaigos Lietuvos kariuomenė bus Ukrainoje. O fronte, kaip ten sako, keli tūkstančiai žūsta per dieną. Tai Lietuvos kariuomenės užteks kokiam 3 dienom. Kai pradės vežti tas mėsas, tada pažiūrėsim, ar jūs prisiminsit, kaip šaukėt herojams slavą.